Sveiki, šiandien toks gražus oras, tai norisi laukia padaryti įrašą. Daug klausimų gaunu paskutiniu metu apie per aukštą kraujospūdį. Žmonės klausia, ką daryti, kokios priežastys, ar gerti, negerti kraują skystinančius vaistus. Jeigu pradeda gerti, tada dažnai sureaguoja pulsas, jeigu krenta spaudimas, tada kyla pulsas, žodžiu, situacija tokia gaunasi šiek tiek beviltiška ir toks sukimasis rate. Tai vat pradžiai gal aptarkim pagrindinį dalyką, kas tas yra per aukštas kraujospūdis ir dėl ko jis atsiranda. Aišku, priežasčių gali būti įvairių. Priežastis gali būti kraujagyslių užkalkėjimas, gali būti ypatingai svarbi užstrigusi viršutinė kraujotaka, gali būti stresas labai stipriai gali paveikti kraujospūdį ir galima nerasti jokių priežasčių ir tik tai konstatuoti, kad jis yra per aukštas. Ir todėl, aišku, labai yra svarbu suprasti priežastis. Apie jų, ką galima daryti iš alternatyvios pusės, pasakysiu vėliau. Tai va, o pagrindinis dalykas, dėl ko kyla kraujospūdis arba pulsas ir kodėl jie tarpusavy susiję. Pagrindinė arba viena iš pagrindinių arba svarbiausių širdies užduočių yra, kad kraujas cirkuliuotų per visą kūną, pasiektų galvą ir pastovi būtų kraujo cirkuliacija. Jeigu dėl tam tikrų priežasčių kraujo negali širdis paduoti iki smegenų, ji tada renkasi du variantus. Arba kelia spaudimą, žodžiu, kad pratekėtų kraujas į viršų į smegenis, arba kelia pulsą. Ir, žodžiu, sukilus spaudimui, jinai stengiasi paduoti kraują į smegenis, kad pastoviai smegenis būtų aprūpintos deguonimi. Ir kas įvyksta, kai pradedama gerti kraują skystinančius vaistus, reiškia, mes širdžiai sakom, ne, taip nereikia daryti, ir reiškia, skystinamas kraujas ir tada širdžiai yra labai vėlgi, ji turi užduotį ir jinai negali jos atlikti. Tada jinai pradeda kelti šitą pulsą, stipriau plakti ir kad būtų daugiau paduotas kraujas, vis tiek būtų paduotas į smegenis. Žodžiu, širdies darbo mes arba širdies mes neapgausim, ji renkasi tą variantą, kuris jai tuo metu yra tinkamiausias ir tokiu būdu jinai cirkuliuoja tą kraują tiek, kiek gali. Žodžiu, ir problema yra tame, kad skystinant kraują mes tiesiog atliekam kaip ir meškos paslaugą, bet aišku, reikia ieškoti priežasčių, dėl ko tas spaudimas sukilęs. Kaip ir sakiau, ar tai užkalkėjimas, ar tai yra tiesiog užstrigusi kraujotaka, ar tai tiesiog kažkoks tai netiesiog, bet ar tai yra stresas ir reikia pradėti kažką daryti toj srity. Tai va, tai tokie yra pagrindinis paaiškinimas, trumpas variantas per aukšto spaudimo kraujospūdžio arba pulso. Ką toliau, ką galim daryti iš alternatyvios pusės, ką galim daryti, kaip spręsti tą situaciją. Šita dalis video bus skirta tik tai YouTube klubo nariams. Visi galite jais tapti, narystė tikrai yra nebrangi, bet jūs parodot paramą man ir žodžiu, parodot motivaciją, ar kaip čia pasakyti, susidomėjimą ir man aišku, kad tai yra aktualu, įdomu. Reiškia, klubo narių galite tapti, rasite kaip tapti mano YouTube kanale, o tie, kas esate nariai, jau YouTube kanalo klausykitės toliau informacijos.